Sveiki gyvi, ladies and gentlemen, šiandien kalbėsim apie frazuotę. Čia jau yra trečia pamoka iš mano serijos apie pentatoniką. Pirmoji pamokoje kalbėjom apie kaip išgirsti natas pentatonikoje, paskui apie ekspresijas ir dabar pakalbėsim apie frazavimą. Atsivertus lietuvių kalbos žodyną, matome, kad frazė yra apibūdinta kaip baigtinė mintį, reiškiantis žodžių junginys ar posakis. Tai kaip kasdieniai kalboje mes kiekvieną dieną formuojam frazes ir jomis improvizuojam, reiškiam savo mintis. O procesas yra toks, kad mes pirmiausia turime mintį ir tada iš jos parinkdami žodžius, kuriuos mes gerai žinom, nes kalbam savo gimtąją kalbą, improvizuodami sudedame frazes. Tai lygiai taip pat ir muzikoje. Natos yra kaip raidės, motyvai kaip žodžiai ir motyvų seka jau yra sakinys. Jeigu turim pentatoniką, čia mūsų raidelės, o galim iš jų padaryti žodį, kitą žodį ir kažkokį sakinį. Tai dabar pastebėkim, kaip mes patys kalbam. Tai pavyzdžiui, kad ir paprasta frazė. Aš einu į parduotuvę. Aš einu į parduotuvę. Ta. Tai žodžiu, aš pradėjau aukštai ir padėjau akcentą. Girdite, aš einu į parduotuvę. Tai. Ja. Kažkas panašaus, jeigu norėčiau garsais apvilkti tą savo sakinį. Pavyzdžiui, kad ir eilėraštis, kažkoks tekstas, paimti ir pabandyti jį teisingai kirčiuojant, artikuliuojant, perskaityti ir pabandykit uždėti natas. Ten, kur norisi daryti pauzės, padarykit pauzės ir panašiai. Kitas pratimas būtų daug konkretesnis. Pavyzdžiui, paimti kažkokią gerai žinomą dainą ir panaudoti jos ritminę struktūrą improvizacijai. Tai aš pabandysiu tą padaryti su daina Hey Jude. Tai pasižiūrėkim, panagrinėkim jos ritmą. Yra Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Bet net 16 yra. Ta-da-da, rim-da-da-da-da-da-da. Nice ritmukas. Then you begin to make it better. Paimkim šitą ritmą, kuris yra pakankamai įdomus, nes frazė startuoja tai ant pirmos dalies, tai įsinkopia kažkur, tai ant ketvirtos ketvirtinės. Yra ir 16 pauzių, tokių įvairaus ilgumo pauzių. Ir tikrai logiška, aiški struktūra. Jūs galite netgi mintise tiesiog savo sakyti žodžius ir tos žodžius apvilkti natom. Pabandysiu pademonstruoti. Na, dabar buvo galima pakankamai lengvai atpažinti, kad čia yra Hey Jude melodija, nors naudojau visiškai ne melodijos natas, bet kadangi ritmas buvo toks aiškus, tai pakankamai aišku. Bet jeigu mes truputį tas frazes apžaisim, truputį pridėsim savo ritmukų, bet vis išlaikydami tą tekstą, tą mintį, jau bus vis sunkiau ir sunkiau atpažinti, kas tenais per daina. Ne? Tai dabar pabandysiu vėl groti. Pradėsiu paprastai ir paskui vystysiu, bet turėsiu omeny tos dainos tekstą, tos dainos žodžius.
pademonstravau, kaip galima tiesiog išlaikant mintise tekstą su ritmu. Galima turėti tam tikrą vidinę struktūrą savo improvizacijai. Žodžiu, pasiieškokite įkvėpimo ir linkiu sėkmės, pasimatysim kitose pamokose.